Liepa, Uranas, planeta mėgstanti mus šokiruoti ir laužyti nusistovėjusias taisyklės, keičia ženklą ir mūsų gyvenimus. Liepos 7 dieną Uranas įžengs į Dvynių zodiako ženklą ir juo keliaus iki lapkričio. Tuomet dar trumpam sugrįš į Jaučio zodiako ženklą ir jau nuo 2026 metų balandžio pilnavertiškai keliaus Dvynių zodiako ženklų 7 metus, iki pat 2033 metų gegužės. Žinoma, kardinaliausia šio tranzito įtaka ir daugiausia permainų vyks Dvynių zodiako ženklo atstovų gyvenime. Tačiau ir mūsų visų gyvenimuose, tiek asmeninėse, tiek globalių mastų, vyks permainos ir svarbus kažkokie atsinaujinimai. Kad maksimaliai išnaudoti šį Urano tranzitą, mes turime būti pasiruošę, mes turime būti atviri naujovėms, atviri naujams patirtims, naujiems žmonėms. Žvelgiant iš evoliucinės astrologijos pusės, Uranas simbolizuoja ilgalaikę sielos atmintį. Ta atmintį, kuri išeina už vieno gyvenimo ribų. Ir tipiškai tie prisiminimai, jie yra susijęs su kažkokiais traumuojančiais įvykiais. Tai yra traumos pėdsakai mumise, likę traumos pėdsakai mumise, nuo kurių mes bėgame, kuriuos mes norime pamiršti. Tai yra tos patirtis, kurios nebuvo teisingai įsisąmonintos. Tuo metu mes neturėjome galimybės sąmonės pagalba, taip sakant, teisingai jų supakuoti ir tvarkingai padėti į pasąmonę sandėliuotis. Todėl Urano tranzitas, ypatingai jeigu jis rezonuoja su jūsų gimimo lentele įtemptuose aspektuose, jis gali suveikti kaip trigeris ir išprovokuoti kažkokios tokio trauminio pobūdžio kažkokius įvykius, kurie padės mums iš naujo jau teisingai išgyventi savo jausmus ir išsilaisvinti iš savo emocinių blokų. Ir šiandien mes apžvelgsime galimus scenarius, kuriuos šis tranzitas gali išprovokuoti konkrečiai jūsų gyvenime. O tam jums reikia susirasti savo asmeninėje astrologinėje lentelėje, į kuriuos sektorius, taip vadinamus astrologinius namus, patenka Dvynių zodiako ženklas. Būtent tose gyvenimo sferose ateinančius 7 metus ir intensyviausiai vyks permainos ir kažkokie atsinaujinimai. Jeigu per painu, parašykite man, aš jums padėsiu išsiaiškinti ir kontaktą aš paliksiu apačioje po video. Aišku, permainos jos nevyks vienodai intensyviai visus 7 metus. Bus 7 metų periode laikotarpį, kuomet permainos vyks intensyviausiai. Ir tai vyks tada, kai Uranas aspektuos kažkuria iš jūsų planetų ar kažkokį svarbų kitą astrologinį rodiklį jūsų asmeninėje astrologinėje lentelėje. Taigi pradedam. Jeigu Uranas tranzituoja jūsų pirmų būstų. Pirmas būstas apskritai jisai pats svarbiausias astrologijoje. Ir jeigu planetos kažkokios tranzituoja tuo būstu, tai paprastai tai paliečia apskritai visą žmogaus gyvenimą. Ir planetos pirmame būste, tranzitai, kuomet vyksta pirmame būste, paprastai labai smarkiai paliečia išvaizdą, įvaizdį, sveikatą gali paliesti, keičiasi mūsų charakteris, atsiranda kažkokie kitokie bruožai. Ir su Uranu mes tampame maištingesni, drąsesni, ryžtingesni. Netokie patogus kitiems, todėl gali automatiškai tai gali sukelti kažkokių trinčių, kažkokių nesklandumų tarpusavio santykiuose. Nes Uranas, jisai daro opoziciją į 7 būstą ir kitiems gali tas išaugęs mūsų laisvas poreikis nepatikti. Išvaizdoje taip pat gali atsirasti tokio maišto kažkokių detalių. Jeigu jūs buvote ilgais plaukais, jūs galite nuspręsti nusikirpti plaukus. Jeigu buvote trumpais, galite nuspręsti užsiauginti, nusidažyti raudonai, atsirasti kažkokios tatuiruotės, auskarai. Visa tai yra Urano toks prieskonis.
Uranas jis taip pat siejamas su kraujotaka ir su nervų sistema. Todėl, jeigu turite su to susijusių sveikatos problemų, būtinai užsimkite profilaktiką, neapleiskite šitų dalykų, nes uranas gali sukelti paaštrėjimą. Ir apskritai, uranas pirmų būstais gali duoti daugiau dirglumo. Būtų gerai rasti kažkokių atsipalaidavimo, nusiraminimo būdų ir dažniau kažkaip atsiriboti nuo visų telefonų, nuo kompiuterių, leisti savo nervų sistemai pailsėti. Ir kaip minėjau, su Urano tranzitu pirmų būstų norisi daugiau laisvės, nepriklausomybės, o tai gali atsispindėti ir jūsų karjeroje, ir jūsų gyvenamojoje aplinkoje, nes Uranas tranzituodamas pirmų būstų daro kvadratūrą ir 10 karjeros būstą, ir 4 šeimos gyvenamosios vietos būstą, todėl gali keistis gyvenamoji vieta, gali keistis žmonės, aplinka, kurioje jūs gyvenate, galite nuspręsti išeiti iš darbo ir tapti kažkokiu nepriklausomu specialistu, užsiimti individualią veiklą. Tai su Uranu tai yra labai tipiška. Toliau, jeigu Uranas tranzituoja jūsų antrų būsto, daugiausia atsinaujinimo ir tokių permainų įvyks klausimuose susijusiuose su finansais. Ir apskritai gali iš esmės keistis jūsų vertybių skalė. Tai, kas anksčiau atrodė labai vertinga ir svarbu, gali visiškai prarasti prasmę jums. Ir gali keistis ir labai dažnai keičiasi uždarbio galimybės, būdai. Dažnai atsiranda kažkokių neplanuotų išlaidų. Ir su Urano antrame irgi verta peržiūrėti savo resursus, savo energijos kiekį, kiek jūs jos turite ir kaip jūs ją panaudojate. Iš esmės šitas tranzitas, jisai skatina jūs peržiūrėti savo santykį su materija. Galbūt tapti mažiau priklausomu nuo materialių dalykų. Jeigu Uranas tranzituoja jūsų trečiu būstu, šita pozicija jinai labai dažnai iš esmės pakeičia artimiausią aplinką. Žmonės dažnai kraustosi tokiais periodais ir automatiškai keičiasi kaimynai, keičiasi aplinka. Labai svarbu įsileisti naujus žmonės į savo gyvenimą. Jie gali iš tikrųjų padėti iš esmės jums pakeisti savo mąstymą, nusimesti kažkokius stereotipus. Tai laikas, kai reikia labiau domėtis savo artima aplinka, geras laikas susipažinti su kaimynais, galbūt atnaujinti santykius su giminėmis, kurie buvo nutrūkę. Ir dažnai daugiau kelionių būna, tokių bet trumpų kelionių, neilgų kelionių, trumpų kažkokių išvykų, tarkim, komandiruočių daugiau atsiranda. Norisi apskritai kažkaip pakeliauti daugiau nes trečias būstas jis susijęs ir su keliais, ir su transporto priemonėmis. O beje, Urano energija, jinai tokia staigi, jinai blaškanti, todėl būdami kelyje turėtumėte išlikti budrus ir atsisakyti visų blaškančių dalykų. Ypatingai, jeigu Uranas daro kažkokius neharmoningus įtemptus aspektus su jūsų natalinėmis planetomis. Toliau. Tiesa, dar prie trečio būsto, vos nepamiršau, trečias būstas taip pat siejamas su smulkiu verslu. Tai jeigu turite norų, turite planų pradėti kažkokią savo veiklą, ypatingai jeigu ji yra susijusi su uraniškomis sferomis, IT, soctinklai, ta pati astrologija, inžinerija, visos, žodžiu, pažangiausios, naujausios, įdomiausios kažkokios sritis, tai yra geras laikas tai daryti. Toliau, jeigu Uranas tranzituoja jūsų ketvirtų būstų, tai yra dar vienas kardinalus, taip vadinamas, labai svarbus būstas ir daugiausia permainų, kažkokių naujų įžvalgų bus susijusių su šeima ir gyvenamąja vieta. Labai dažnai su šiuo tranzitu žmonės keičia gyvenamąją vietą, kraustosi, labai dažnai emigruoja netgi, bet
su Urano tranzitais labai jaučiamas tas uraniškas prieskonis, tai nėra kažkoks planas, tai nėra ilgai planuotas, svarstyta. Tai būna dažniausiai toks labai netikėtas sprendimas ir pačiam žmogui netikėtas, jis staiga nusprendžia ir ryžtasi tai padaryti, arba staiga kažkaip susiklosto aplinkybės ir jam galbūt reikia tai padaryti. Tranzitas šiuo būstu, Urano tranzitas šiuo būstu gali duoti tiek skyrybas, tiek šeimos netikėtą pagausėjimą arba santuoką. Viskas priklauso nuo to, kaip Uranas aspektuojamas, kokius aspektus sudaro su jūsų natalinėmis planetomis, tranzituodamas jūsų 4 būstų. Toliau, Uranas tranzituojantis 5 būstu. Čia daugiausia permainų vyks romantinėje sferoje. Uranas šiuo būstu, tranzituodamas šiuo būstu, jis labai dažnai atneša į mūsų gyvenimą kažkokį jaudinantį, tokį įspūdingą romaną, kurį mes prisiminsime visą gyvenimą. Uranas su ilgalaikiais ir pastoviais santykiais iš tikrųjų neturi nieko bendro, bet jis padaro tokį įspūdį, tai praplečia mūsų pasaulėžiūrą, kad tai iš esmės mus keičia ir tai lieka su mumis visam mūsų gyvenimui. Tai vat Uranas gali atnešti vat įspūdingus santykius tokius. Taip pat 5 būstas siejamas su mūsų vaikais, todėl kažkokios permainos, kažkokie svarbus atsinaujinimai gali vykti mūsų vaikų gyvenimuose. Ir 5 būstas, jisai taip pat siejamas su mūsų širdžiai artima veikla kažkokia, mūsų pomėgiais. Todėl gali staiga atsirasti kažkoks pomėgis, kuris labai jūs įkvėps, kuriuo jūs užsidegsite. Tai gali peraugti ir jūsų veiklą. Ir 5 būstas, jis taip pat susijęs su sėkme finansuose, su rizika. Žmonės paprastai tampa daug ryžtingesni ir daug labiau linkę rizikuoti, kai Uranas tranzituoja 5 būstu. Vis tik reikėtų pasižiūrėti, kokie aspektai susidaro. Jei tai teigiami aspektai, harmoningi aspektai, trinas, sekstilis, tai tikrai geras laikas ir tikrai galima labai pelningai investuoti ar pelningai kažkaip užsukti kažkokią veiklą. Jeigu įtempti, reikėtų atsargiau. Veiklą vis tiek galima pradėti, bet bus savi niuansai, savi iššūkiai. Tai verta tai atsiminti. Toliau, 6 būstas. 6 būstas, jis labiausiai siejamas su sveikata, tarnyste, su tokiu kasdieniu rutininiu darbu. Ir Uranas čia, jis gali išprovokuoti kažkokius sveikatos niuansus, kažkokius su sveikata ir taip tarsi priversti jūs keisti įpročius, atsisakyti kažkokių žalingų įpročių, išsilaisvinti nuo jų. Ir taip pat, jeigu jūsų darbas jau tapo tokia labai varginančia rutina, bet jūs vis kažkaip nesiryžote dėl vienokio ir kitokio priežasčių jį palikti, išeiti, Uranas jums suteiks drąsos arba sudėlios aplinkybės taip, kad jūs paliksite šitą darbo vietą. Ir gali būti ir toks scenarijus, kad kurį laiką jau jūs galbūt rūpinotės, turėjote daug atsakomybės, rūpinotės galbūt kažkokiais ar tai giminėmis, ar šiaip padėjote kažkokiems žmonėms ir staiga aplinkybės susidėlios taip, kad tas klausimas išsispręs. Jūs turėsite mažiau atsakomybės, mažiau rūpesčių tais klausimais. 6 būstas, jis taip pat yra susijęs su naminiais gyvūnais. Tai jeigu turite naminį gyvūną, gali būti, kad kažkas keisis ar ne šitoje situacijoje. Jeigu neturite, tai galite staiga sugalvoti, kad jums labai reikia naminio gyvūno ir įsigyti savo draugą. Ir dar galimi pokyčiai kolektyve. Arba kolektyve, kuriame jūs dirbate, arba kolektyve, kuriam jūs vadovaujate. Tas kolektyvas gali būti ir, tarkim, kažkokie jūsų
namų darbuotojai ar net sodininkai, namų tvarkytojas, irgi pokyčiai tame galimi. Toliau, 7 būstas, dar vienas labai svarbus būstas. Ir šis būstas pagrindai jisai atsako už santykius, mūsų tarpusavio santykius. Todėl daugiausia permainų ir atsinaujinimų būtent įvyks santykių sferoje. Ir tai liečia tiek asmeninius santykius, tiek darbinius santykius. Ir su Uranu, žinot, jeigu santykiuose yra kažkokia trintis, ilgą laiką jaučiamas kažkoks nepasitenkinimas, Uranas suveikia kaip minėjau, kaip trigeris, paskutinis lašas, kuris perpildo kantrybės taurę ir tada jau deginami tiltai, kelio atgal nėra. Todėl jeigu jūs žinote, kad vyrauja kažkokios įtampos jums svarbiuose santykiuose, tai toks sąmoningas žingsnis būtų ar ne eiti ir aiškintis, ieškoti naujų kažkokių bendradarbiavimo būdų, kažkokių naujų sprendimų ir išspręsti tuos santykius anksčiau, negu bus perpildyta ta taurė ir reikės deginti ir griauti ir kelio atgal nebebus. Jeigu jūs esate ilgalaikiuose santykiuose, stabiliuose ilgalaikiuose santykiuose ir pradėjot jausti tokią truputėlį kaip ir stagnaciją, varginančią rutiną, labai geras laikas kartu išbandyti kažką naujo, atrasti kažko naujo, leistis į naujus kažkokius potyrius, nes Uranas atėjęs čia, jisai tai skatins, jums vis labiau atsibos rutina, jūs vis labiau pradėsite pavargti vienas nuo kito, jeigu jūs visiškai neatnaujinsite savo santykių. Todėl vienaip ar kitaip santykiai atsinaujins. Tiesiog jeigu jūs perimsite iniciatyvą į savo rankas, jūs galite tai padaryti daug harmoningiau. O jeigu jūs šiuo metu esate santykių krizėje, su Urano tranzitu 7 būstu, ne pats blogiausias dalykas būtų galbūt pagyventi atskirai. Kažkaip tai leisti daugiau laisvės savo ir kitam žmogui, suteikti erdvės daugiau ir savo ir kitam žmogui. Nes Uranas jisai siekia mus išlaisvinti. Tai galbūt būtent tai jums ir padės iš tikrųjų įveikti tą krizę, jeigu jūs suteiksite savo ir kitam žmogui galimybę pabūti atskirai, pamastyti, kažką suprasti, vėl iš naujo įsikvėpti. Toliau, jeigu Uranas tranzituoja jūsų 8 būstu. Na, 8 būstas klasikoje jisai susijęs yra su krizėmis, taip pat susijęs yra su finansais, bet bendrais dideliais finansais, dideliais verslais. Todėl Uranas keliaudamas 8 būstų, jis gali išprovokuoti krizes, ypač jeigu jis sudaro kažkokius neharmoningus aspektus. Jis gali prikelti, suintensyvinti kažkokias fobijas, kažkokius užspaustus tos jausmus, priklausomybės kažkokias. Todėl labai geras laikas su tuo dirbti. Ypač pasirinkti kažkokias nestandartinės terapijas, pasirinkti darbą grupėse. Tai labai geras laikas būtent grupėse dirbti. Ir jeigu jūs susikoncentruosite į tai, jeigu jūs kažkaip naujai tai pažvelgsite, išbandysite kažkokius naujus būdus tam spręsti, Uranas jums tikrai gali padėti išsilaisvinti iš to, visam laikui iš to išsilaisvinti. Kaip minėjau, 8 būstas, jis taip pat susijęs su bendrais finansais. Tai čia irgi galimi kažkokie pokyčiai. Jeigu turite bendrą verslą, galbūt kažkas norės parduoti savo dalį arba apskritai nuspręsite parduoti savo verslą. Jeigu tai Uranas sudaro harmoningus aspektus su jūsų planetomis ar kitais rodikliais astrologiniais, tai labai geras laikas parduoti, tai gali būti labai netikėtai, bet kažkokia galimybė pelningai parduoti. Bet esminė tokia Urano prasmė šiuo būstu yra pakeisti jūsų požiūrį šiek tiek irgi į finansinę, į materialią sferą ir padaryti jūs labiau finansiškai nepriklausomais. Jeigu, tarkim, jūs esate šiuo metu finansiškai priklausomi, tai aplinkybės gali dėliotis taip,
kad jūs taptumėte mažiau finansiškai priklausomi, kad jūs patys pradėtumėt uždirbti pinigus. 8 būstas jis taip pat yra susijęs su paveldėjimais, todėl gali prasižaisti ir tokiam plane. Toliau. 9 būstas. 9 būstas jis labiausiai siejamas su mūsų pasaulėžiūra, su užsieniu, kitomis kultūromis ir su išsilavinimu. Taip pat su religija, tikėjimu, tai viskas apie pasaulėžiūrą, ne? Ir jeigu Uranas tranzituoja jūsų 9 būstų, tai jūsų pasaulėžiūra plėsis ir jūsų įsitikinimai iš esmės keisis. Ir stipriausiai jūs veiks, stipriausiai jūs keis kažkoks kontaktas su kitomis kultūromis, kitomis tradicijomis, kitomis religijomis. Taip pat stipriai gali paveikti išsilavinimas, jūs pradėsite, pavyzdžiui, kažką studijuoti ir jums atsivers visai kitos perspektyvos. Arba atvirkščiai, jūs suprasite, kad jūs pasirinkote ne visai tą sferą. Jūsų širdis ne ten ir jūs nuspręsite arba viską mesti, arba keisti kryptį, iš esmės kažką naujo pradėti studijuoti, pavyzdžiui. Galite nuspręsti kelti, keisti kvalifikaciją, paprastai kažkokių įspūdingų kelionių gali suteikti Uranas tranzituodamas 9 būstų. Ir jeigu Uranas daro įtemptus aspektus, tai galimas ir toks scenarijus, kad jūs dėl kažko labai nusivilsite. Jūs nusivilsite kažkokią idėją, kažkokią filosofiją, kurią jūs tikėjote, kurią jūs gyvenote, jūs suprasite, kad jums tai nebėra tiesa. Ir tai bus atspirtis kurti kažkaip naują savo gyvenimišką tokią filosofiją. Ieškoti naujų patirčių. Ir kažkaip plėsti savo pasaulėžiūrą. Nes Urano, kaip minėjau, tranzitas 9 būstų, iš esmės tai ir yra, kad mūsų pasaulėžiūra plėstųsi, kad mes keistumėm savo mąstymo šablonus, kad nebebūtumėm tokie riboti, kad matytumėm plačiau. Toliau, 10 būstas, dar vienas labai svarbus būstas, ir šis būstas labiausiai susijęs su karjera ir statusu. Ir Urano tranzitas čia, jisai iš esmės ir skatins keisti įsitikinimus susijusius su karjera ir su statusu. Ir labai dažnai prie tokių tranzitų žmonės išeina iš darbo arba keičia profesiją, keičiasi pareigos, nusprendžia dirbti savo, arba kažkokios labai rimtos reformos vyksta jų darbo aplinkoje, keičiasi valdžia, kraustosi į kitus pastatus. Kažkokie tokie niuansai, jeigu tai yra, jūs turite savo verslą ir šitas tranzitas vyksta pas jūs, tai gali būti, kad jums prireiks ir jūs nuspręsite kažkaip modernizuoti savo verslą, kažkokius rimtus atnaujinimus, kažkokias rimtas reformas atlikti. Ir taip, šitas būstas taip pat susijęs yra su statusu, tai gali būti ir skyrybų laikotarpis, gali būti ir vedybų laikotarpis, labai priklauso nuo to, kaip Uranas aspektuoja jūsų asmeninę lentelę. Jeigu Uranas gražiai aspektuoja trynais sekstiliais, tai labai galimos, pavyzdžiui, vedybos tokiais metais ir atvirkščiai, jeigu tai yra kvadratūros, jeigu tai yra opozicijos, ypač opozicijos, tai skyrybų irgi nutinka. Taip pat 10 būstas dar susijęs yra su mūsų reputacija. Ir Uranas tranzituodamas, 10 būstas, ar ne? Ir Uranas tranzituodamas 10 būstų, jisai gali staiga atskleisti kažkokias paslaptis, kurios gali įtakoti mūsų reputaciją. Jeigu Uranas tranzituoja jūsų 11 būstų, tai daugiausia naujų patirčių jūsų gyvenimą ateis per didesnės žmonių grupės. Tai labai tikėtina, kad 7 metų periode jūs įsiliesite į naują kolektyvą arba prisijungsite prie kažkokios naujos bendruomenės. Keisis jūsų bendravimo ratas, jūsų draugų ratas. Labai gali būti, kad kažkurie žmonės jie išeis tiesiog iš jūsų gyvenimo, jūs suprasite, kad nebeturite bendrų temų, nebeturite naujų interesų ir tai tiesiog, ir tai gali įvykti, tiesą sakant, ir staiga, netgi ir per konfliktinės kažkokias situacijas, nes Uranas jis mėgsta maištauti,
žmonės pasidaro nebepatogus vieni kitiems, žodžiu, interesai išsiskiria ir žmonės irgi išsiskiria. Bet jeigu taip nutinka, reiškia, jūs jau vieni kitiems davėte tai, ką jūs galėjote duoti ir dabar jums tiesiog atėjo laikas naujoms patirtims ir kiekvienam eiti savo keliu. Ir 11 būstas, kaip minėjau, su didesnėm žmonių grupėm susijęs ir tikrai reikėtų būti atviriems naujoms patirtims, naujiems žmonėms, tai gali labai praturtinti jūsų gyvenimą ir labai daug perspektyvų atnešti jūsų gyvenimą. Ir 11 būstas, jisai dažnai iš esmės gali keisti mūsų planus ir mūsų ateities viziją. Mes visai kitaip galim pradėti matyti, įsivaizduoti savo ateitį. Dar 11 būstas susijęs su pelnu. Ne tuo tokiu stabiliu kasmėnesiniu uždarbiu, bet su kažkokiu dideliu finansiniu pelnu iš jūsų kažkokios veiklos. Tai jeigu jūs vykdote veiklą ir tikitės finansinės grąžos ir Uranas tranzituodamas 11 būstų sudaro gražius, harmoningus aspektus su jūsų planetomis, tikrai galite sulaukti pelno. Toliau, jeigu Uranas tranzituoja jūsų 12 būstų. 12 būstas, jisai glaudžiai susijęs yra su pasąmonė, su dvasiniu tobulėjimu, taip pat su miegu, su sapnais, su mūsų vaizduote ir su bet kokios formos izoliacija. Todėl vėlgi priklauso, kaip yra aspektuotas Uranas, kuomet jisai tranzituoja jūsų 12 būstų. Jeigu tai yra įtempti aspektai, tai gali sutrikti miegas. Tikrai gali iškilti problemų su miegu. O atvirkščiai, jeigu jis gražiai aspektuotas, tai gali aplankyti labai labai įspūdingi sapnai, tokie labai iškalbingi sapnai, pranašiški sapnai. Ir kaip minėjau, 12 būstas jis irgi glaudžiai susijęs su pasąmonė. Jeigu turite kažkokių psichologinių problemų, kažkokių įkyrių minčių, vėlgi fobijų, Uranas gali suaktyvinti visą tai. Todėl tai yra laikas, kai reikia ties tuo dirbti, nes kitaip jums bus labai sudėtinga vidinė būsena. Bet kita vertus, jeigu jūs susikoncentruosite į tai, jūs dirbsite, jūs kalbėsite apie tai, jūs eisite į kažkokias terapinės grupės, išbandysit kažkokius meno terapiją, tarp kitko labai gerai gali veikti. Jūs galite išsilaisvinti. Uranas gali jums padėti nuo to išsilaisvinti. Būna ir taip su šituo aspektu, su šituo tranzitu, kai Uranas tranzituoja 12, kad žmonės nusprendžia, kad jie pavargo. Jie pavargo nuo visko, pavargo nuo kasdienybės, nuo darbų, nuo tos rutinos. Jie viską meta ir jie tiesiog išvyksta į kažkokią piligriminę kelionę ar šiaip kažkur pakeliauti. Iš esmės keičia savo tą rutiną, savo gyvenimą. Ir tai geras laikas iš tikrųjų įsilieti į kažkokią bendruomenę, kuri apjungtų bendrą kažkokią idėją, į kažkokias labdaringas veiklas, visuotinės veiklas. Tokiu būdu ne tik jūs galite daug duoti kitiems, bet ir jūs patys labai praturtėsite per tokią patirtį. Štai tokia nusimato Urano 7 metų kelionė 12 astrologinių būstų.